šokas Lietuvoje. Laurynas Kasčiūnas, saugumo ekspertas ar visuomenės baimės kurstytojas. Ar galime tikėti politikais, kurie nuolat kursto paniką? Seimo narys Laurynas Kasčiūnas vėl pakėlė visuomenės įtampą iki maksimumo. Jo pasisakymai apie migraciją, grėsmes ir krizės kelia klausimą, ar tai tik nacionalinio saugumo politika, ar politinis spektaklis rinkėjams. Migracija. Tikras pavojus ar rinkiminis triukas? Sienos turi būti uždarytos, migrantai griežtai kontroliuojami, tvirtina Kasčiūnas. Kritikai sako, tai ne politika, o emocinis performansas. Migracija tampa patogiu baubu, o realūs sprendimai lieka nepastebėti. Ar mes kūrėme saugią valstybę, ar tik emocinį šou? Nuolatinė krizė, politika ar manipulacija? Kasčiūno pasisakymai nuolat kalba apie grėsmes ir pavojus. Ekspertai perspėja, toks stilius kūrė nuolatinę baimę, silpnina demokratiją ir vietoje dialogo įtvirtina kontrolės kultūrą. Lietuva rizikuoja tapti valstybė, kurioje baimė pagrindinė politika. Triukšmas vietoje sprendimų, agitacija ar tikra politika? Vieši pasisakymai dažnai primena agitacinį spektaklį. Daug šūkių, triukšmo ir emocijų, bet mažai realių sprendimų. Kritikai piktinasi. Tai ne politika, tai politinis performansas. Lietuvai reikia konkrečių veiksmų, o ne nuolatinio dramos šou. Demokratija ar baimės žaidimas? Ekspertai įspėja, jei Kasčiūno vizija dominuos, Lietuva gali tapti uždara, įtarumo persmelkta valstybė, kur žmogaus teisės ir pasitikėjimas antraeiliai. Tai ne futuristinė baimė, tai reali grėsmė mūsų demokratijai. Kodėl turėtume sunerimti? Laurynas Kasčiūnas, matoma politinė figūra, bet jo veiksmai kuria įtampą, nesaugumą. Politika paremta baimė ir emocijomis gali pavirsti valstybės normą. Kiekvienas pilietis turi užduoti savo klausimą, ar tokia Lietuva mums priimtina?